Kaip svarbu tinkamai paruoštas asistentas sėkmingam savanorystės procesui? Iš mano patirties turėčiau pasakyti, kad asistentas atvykstantis su savanoriu turėtų puikiai pažinoti tą savanorių iš seniau, ne susipažinti tik prieš išvykstant į savanorystę kartu su juo, bet tikrai iš seniau, žinoti jo charakteristiką, jo ypatumus ir panašiai, nes kai nepažįsti puikiai savanorio ir dar jisai turintis negalią, tai tikrai susiduri su įvairiais iššūkiais. Tinkamas asistentas prisideda prie projekto sėkmės? Taip. Kaip tau atrodo, kokios turėtų būti mentoriaus, tutoriaus kompetencijos, įgūdžiai ar savybės MGT savanorių? Turbūt pirmiausia, tu turi turėti iš savęs tą tokį norą bendrauti su žmonėmis, nes su savanoriais tikrai reikia labai daug bendrauti, ypatingai su mažiau galimybių turinčiais savanoriais ir mokėti bendrauti. Taip pat labai svarbu turėti ir psichologinių žinių, nes kartais savanorius ištinka tokios krizinės situacijos, kur tikrai šitų žinių prireikia. Kam yra reikalingi, pavyzdžiui, savanorystės projektai MGT mažiau galimybių turintiems žmonėms? Mažiau galimybių turintiems žmonėms savanorystė, manau, tai puikia galimybė pasijusti savarankiškesniam, laisvesniam, išeiti į Europos lygmenį, pasijusti pilnaverčių visuomenės narių, gebančių keliauti, džiaugtis gyvenimu, kažkam padėti, daryti dalykus, kurių paprastai kasdieną galbūt jisai negalėtų daryti, o tą gali tik tai įgyvendinti savanorystės laikotarpiu, savanorystės metu.